Labą dieną. Pažiūrėkime, kur nueina šitas vamzdis. Štai kur jisai. Būtų įdomu sužinoti, ar jisai naudojamas ar ne. Galbūt jau nebenaudojamas. Pagėgio kanalas rekonstruojamas. Pasteiraukime pas komunalinio ūkio direktorių, ar jis žino apie šitą vamzdį. Štai dar vienas greta. Šia bėda. Neaišku. Mūsų norą mes mokom. Gal nepaveiksluoti, koks skirtų, kam tas žaidimas dabar? Čia ne žaidimas. Ne, nereikalinga, supranti, jūs keliat internetą, viešinat, tai žurnalistai, kurie turi tus dalykus, supranti, jie įgaliuoti, jie gali paveiksluoti. Dabar jūs atėsit, kiekvienas žmogus mane tenais nuostikrapšant. Mes visuomenės atstovai esame. Ne, tai viskas tvarkuoja. Jūs man duokit, pateikit klausimą, aš jums parodau. Bet mane tenais mes norim sužinoti, yra aptikti 2 kanalizaciniai vamzdžiai, kurie įvesti į renovuojamą kanaliuką, tą pagėgių vadinamą. Jis, kiek žinau, bus atstatytas, gražiai padarytas. Ir ar jūs žinot apie tos vamzdžius ir kas ten per 2 vamzdžių? Mūsų vamzdžių kanaliukė, mes asmeniškai nevedam į kanaliuką, bet kas yra likę, jų yra daug likę tų vamzdžių, bet jie visi turėtų būti neveikiantys. Turėtų būti neveikiantys. Turėtų būti neveikiantys. O tai jeigu jūs įrodot, kad jie veikia, tai galim važiuoti, prašom, sudarom komisiją, pažiūrim ir aš tikrai mielai jums dėkuosiu už tai, kad jūs parodėt, kad dar yra tokių. Mes nenorim įrodyti, mes tiesiog norim sužinoti. Ar buvo kažkokie tai, perspėjimai tiems žmonėms, kurie gal turi tos įvadus į... Visoms įmonėms, visiems gyventojams yra ir spaudoje paskelbta ir kiekvienas gyventojas turi visą informaciją apie tą dalyką, kad reikalinga pasijungti centralizuotus tinklus. Ir tai, nežinau, čia jūs gal tik provokuojat mane, aš negaliu pasakyti, kad jūs... Neprovokuojam tikrai. Ne, čia man tai šiandien taip atrodo.